Apreiškimas Jonui yra paskutinė Biblijos knyga, kartais jį vadinama Apokalipse. Ją parašė Jonas, vienas iš Jėzaus mokinių. Jonas regėjo viziją, būdamas Patmo saloje. Ši vizija buvo apie pasaulio pabaigą. Apreiškimas yra svarbus krikščioniškoje eskatologijoje, kuri yra pasaulio pabaigos studija. Jame pasakojama apie paskutinį gėrio ir blogio mūšį. Taip pat kalbama apie antrąjį Jėzaus Kristaus atėjimą. Daugelis krikščionių skaito apreiškimą, kad suprastų, kas nutiks ateityje. Apreiškime gausu simbolių ir vaizdinių. Šiuos simbolius gali būti sunku suprasti, bet jie parodo kovą tarp Dievo ir Šėtono. Knyga baigėsi Dievo pergalę ir naujų dangumi bei nauja žeme. Apreiškimo knyga teikia vilties krikščionims. Tai rodo, kad Dievas galiausiai laimės. Tai guodžia tikinčiuosius, žinant, kad blogis neamžinas. Žvėries ženklas yra simbolis apreiškimo knygoje, kuri jau daugelį amžių žavi ir glumina skaitytojus. Jis minimas apreiškimo 13 skyriuje, 16-18 eilutėse, kurios yra vienos iš labiausiai diskutuojamų eilučių visoje Biblijoje. Biblijoje rašoma: ir jis padarė, kad visiems, mažiems ir dideliems, turtingiems ir vargšams, laisviems ir vergams, būtų duotas ženklas ant jų dešinės rankos arba ant jų kaktos, kad niekas negalėtų pirkti ar parduoti, išskyrus tuos, kurie turi ženklą arba žvėries vardą arba jo vardo skaičių. Šis ženklas iš esmės kontroliuoja ekonominę veiklą. Tai reikalauja išminties. Kas turi supratimą, tas tegul suskaičiuoja žvėries skaičių, nes tai yra žmogaus skaičius. Šie eilutė skatina skaitytojus siekti gilesnio supratimo. Jo skaičius yra 666. Skaičius, kuris tapo blogio ir paslapties sinonimu. Šis ženklas yra ištikimybės žvėriui ženklas, ištikimybė turinti rimtų pasekmių. Žvėris yra blogio simbolis ir reiškia pasipriešinimą Dievui, įkūnijantį viską, kas prieštarauja dieviškajai valiai. Tie, kurie gauna ženklą, pasirenka sekti žvėrinį, o ne Dievu, sąmoningai rinkdamiesi tarp gėrio ir blogio. Ženklas leidžia žmonėms pirkti ir parduoti, bet Dievo ištikimybės sąskaita. Tai sukuria moralinę dilemą tikintiesiems. Skaičius 666 dažnai siejamas su žvėrimi, o jo reikšmė buvo daugelio spekulacijų objektas. Daugelis žmonių bandė interpretuoti, ką reiškia šis skaičius, siūlydami įvairias teorijas ir paaiškinimus. Vieni mano, kad tai reiškia konkretų asmenį ar imperiją, galbūt tironą ar represinį režimą. Kiti tai mato kaip netobulumo ir blogio simbolį, žmonijos ydų ir moralinių ydų vaizdą. Žvėries ženklas yra įspėjimas krikščionims, raginantis juos išlikti budrius ir ištikimus. Jis liepia jiems nesekti žvėrimi, net jei tai reikštų, kad jie negali pirkti ar parduoti, pabrėžiant dvasinio vientisumo svarbą. Geriau likti ištikimam Dievui, nes tikra ištikimybė slypi dieviškuškume, o ne žemiškose jėgose. Žvėries ženklas dera prie didesnio pasakojimo apie pabaigos laikus pasakojimo, kuris jau daugelį amžių intriguoja ir mistifikuoja tikinčiuosius. Apreiškimo knygoje aprašoma daug įvykių, kurie įvyks prieš Jėzui sugrįžtant, piešiant ryškų vaizdą apie išbandymus ir vargus, kurie ištiks. Šie įvykiai apima karus, stichinės nelaimės ir žvėries atsiradimą. Kiekvienas iš jų vaidina lemiamą vaidmenį besirutuliojančioje pranašystėje. Žvėris yra galinga ir bloga figūra, vaizduojanti galutinį priešininką Dievo žmonėms. Jis apgaus daugelį žmonių ir privers juos nusisukti nuo Dievo, vedant juos į dvasinę tamsą ir sumaištį. Žvėris reikalaus garbinimo ir kontrolės žmonių gyvenimams, skleisdamas tironišką įtaką, metančią iššūkį jų tikėjimui ir ištikimybei. Ženklo gavimas reiškia šios kontrolės priėmimą ir Dievo atmetimą, sprendimą, turintį amžinų pasekmių. Apreiškime taip pat kalbama apie didįjį suspaudimą, laikotarpį, pažymėtą didelių kančių ir plačiai paplitusio chaoso. Tai didelių kančių ir persekiojimo laikotarpis krikščionims, išbandantis jų tikėjimą ir atsparumą. Žvėris pasinaudos šiuo laiku, kad išbandytų tikinčiųjų tikėjimą, pastumėdamas juos iki ribos. Tie, kurie liks ištikimi Dievui, bus apdovanoti, gaus dievišką malonę ir amžinąjį gyvenimą. Paskutiniai laikai bus sunkus laikotarpis, kupinas išbandymų, metančių iššūkį pačiai tikėjimo širdims. Tačiau apreiškimas patikina tikinčiuosius, kad Dievas viską kontroliuoja, vesdamas juos per audrą.
Net kai viskas atrodo blogai, Dievo planas vis dar veikia, organizuodamas įvykius dėl didesnio tikslo. Ištikimieji bus išgelbėti, o blogis bus nugalėtas, užbaigiant tamsos viešpatavimą. Žvėries ženklo supratimas padeda krikščionims pasiruošti šiems iššūkiams, suteikiant jiems žinių tvirtai stovėti. Tai primena jiems likti ištikimiems Dievui, kad ir kas nutiktų, sustiprinant jų įsipareigojimą savo tikėjimui ir vienas kitam. Ketvirtoji dalis – Biblijos eilutės apie antrąjį Jėzaus Kristaus atėjimą. Antrasis Jėzaus Kristaus atėjimas yra pagrindinis krikščionybės tikėjimas, pažadas, teikiantis viltį ir laukimą tikintiesiems visame pasaulyje. Biblijoje yra daug eilučių, kuriuose kalbama apie šį monumentinį įvykį. Kiekviena iš jų suteikia žvilgsnį į ateitį ir Dievo plano išsipildymą. Viena svarbi eilutė yra Apreiškimo 19, 11-13, kurioje sakoma: Ir aš pamačiau atvirą dangų, ir štai baltas žirgas, ir ant jo sėdintysis vadinamas ištikimuoju ir teisiuoju. Su teisingumu jis teisia ir kariauja, atnešdamas teisumą pasauliui, kuriam reikia dieviškosios intervencijos. Jo akys kaip ugnies liepsna, o ant galvos daug diademų, simbolizuojančių jo aukščiausią valdžią ir karalystę. Jis turi užrašytą vardą, kurio niekas nežino, tik jis pats. Paslaptis, pabrėžianti jo dieviškąją prigimtį. Jis apsirengęs krauju apšlakstytų drabužių ir jo vardas yra Dievo žodis, reiškiantis jo vaidmenį išganymo istorijoje. Ši eilutė rodo Jėzų grįžtantį kaip pergalingą karalių, triumfuojantį prieš visas blogio jėgas. Jis teis pasaulį ir nugalės blogį, užbaigdamas visą neteisybę ir kančią. Jo sugrįžimas atneš teisingumą ir ramybę, naują harmonijos ir teisumo erą. Kita pagrindinė eilutė yra Mato 24, 30, kurioje sakoma: Tada pasirodys danguje žmogaus sūnaus ženklas, ir tada visi žemės gyventojai ims raudoti. Ir jie pamatys žmogaus sūnų, ateinantį ant dangaus debesų su galybe ir didžia šlove, reginys, kuris bus nepaneigiamas ir kvepiantis pagarbą. Tai rodo, kad Jėzaus sugrįžimas bus matomas visiems, pasaulinis įvykis, kurio niekas negali praleisti. Tai bus galingas ir šlovingas įvykis, žymintis Dievo plano žmonijai kulminaciją. Pirmasis Tesalonikiečiams 4, 16, 17 eilutės taip pat kalba apie antrąjį atėjimą. Joje sakoma: Nes pats viešpats, nuskambėjus paliaupsos balsui, arkangelo balsui ir Dievo trimitui, nužengs iš dangaus. Ir mirusieji Kristuje bus prikelti pirmiausia, prisikėlimas, reiškiantis Dievo galią gyvenimui ir mirčiai. Po to mes, gyvieji, likę gyvi, būsime pagauti kartu, su jais debesyse pasitikti viešpaties ore. Ir taip mes visada būsime su viešpačiu, amžinos bendrystės su mūsų gelbėtojų pažadas. Šios eilutės teikia viltį krikščionims, primindamos jiems apie šlovingą ateitį, kuri laukia. Jos rodo, kad Jėzus sugrįš ir užbaigs kančias, atverdamas naują taikos ir džiaugsmo aušrą. Tikintieji bus amžinai sujungti su juo, dalindamiesi amžinų džiaugsmų ir meile Dievo karalystėje. Penkta dalis – Žvėries ženklo svarbą suprantant pabaigos laikus. Žvėries ženklas yra pagrindinė supratimo apie pabaigos laikus dalis. Jis simbolizuoja pasirinkimą tarp sekimo Dievu ir blogio. Pabaigos laikais žmonės susidurs su daugybė iššūkių. Žvėries ženklas yra vienas iš šių iššūkių. Šio ženklo supratimas padeda krikščionims išlikti ištikimiems. Tai primena jiems, kad pasaulis bandys juos nusukti nuo Dievo. Tačiau jie turi išlikti stiprus ir ištikimi savo tikėjimui. Ženklas taip pat rodo sekimo blogių kainą. Tie, kurie gauna ženklą, gali gauti laikinų privilegijų, pavyzdžiui, galimybę pirkti ir parduoti. Tačiau galiausiai jie sulauks Dievo teismo. Jei nežinai Dievo, it neturi ryšio su juo. Dar yra laiko rasti atsakymus, it ryšį su Dievu. Be Dievo pagalbos bus sunkus laikai. Pasidalink šį video su draugais ir paspausk patinka mygtuką. Gėris visada nugali blogį. Tuo tikėk Jėzaus Kristaus vardu. Nepamiršk šypsotis.